Ar galima gauti 2 mikrofonus? Ekspromtų nebijokit. It's Sunday Morning Live and also on Lithuanian TV. Aš nežinau, tai galbūt primena gotiką, tokį šūvį viršų, ne? Tai savotiškas ledlaužis. Matematika neateina iš šventosios dvasios. Negali išrasti architektūros kiekvieną pirmadienio rytą. Wszystkiego dobrego. Sudėl. O dabar keliaujame į Detroito priemiestį. Mūsų laukia lietuviškų melodijų valandėlė, tiesioginio radio eteris ir radio diktorius lietuvis gimęs Detroite. Algis Kaunelis, lietuviškų melodijų radio valandėlė ir mes transliuojame kiekvieną sekmadienį rytą 8:30 iš šios stoties. Lietuviškos melodijos Detroite ir Čikagoje girdimos kiekvieną sekmadienio rytą. Prieš keletą metų lietuviškos programos buvo rengiamos 2 kartus savaitėje. Aš gimiau čia Detroite, tai radija labai populiaru buvo. Tai Kanada yra taip arti, tai buvo daug stočių ir buvo didelis mūsų gyvenimas su radija. Iki tiesioginio eterio pradžios 15 minučių. Radio diktorė Raminta Vilkienė regis visiškai nesijaudina. Ar galima gauti 2 mikrofonus? Jums reikia vieno. Mes turėsime svečią. Ir tada Algi greitai susirašykim vardus, kas dalyvauja mūsų. Ar jūs norit ausinės? Paprastai mes girdim. Probably will be fine, because we hearing how you. Viskas bus gerai. Ekspromtų nebijokit, visiškai. Visi svečiai pas mus ekspromtų nedarom nieko. It will be better. Bus geriau? Algiui nereikia? No. Okay. Dainų nežinau, kiek įdėsim, duosim svečiam kalbėti. Okay, first... Gerai, pirma bus 10 daina. It's Sunday Morning Live and also on Lithuanian TV. Time for the Lithuania Melodies Radio Hour. From radio station WNZK, the station of the nations, and also WNWI 1080 AM in Chicago. Labas rytas, mėlyjei lietuviškų melodijų radio valandėlės klausytojai. Su jumis šį birželio 18 dienos sekmadienio rytą sveikinasi pranešėjai Algis Kaunelis ir aš Raminta Vilkienė. Praėjusios savaitės laidoje minėjome, kad šį savaitgalį mūsų lietuvišką lietuvių telkinį čia Detroite lankys svečiai iš Lietuvos. LRT, Lietuvos radio ir televizijos laidos Stop Juosta kūrybinė grupė. Radio stoties istorija prasidėjo nuo Ralfo Valatkos. Vėliau lietuviškam radijui vadovavo Algis Zaparackas. Su Zaparacku susitiksime vėliau. Šį kartą ne tik LRT, bet ir Detroito radio laidoje apie lietuvių paveldą Šiaurės Amerikoje. Apie Stop Juostos ekspediciją Jungtinėse valstijose architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Toliau keliavom link Clevelando. Kalbėkim, viskas gerai. Yra viena aktualiausių temų, kad prarandame savo architektūrinius paminklus. Kad nebeišsaugome savo, tarkim, parapijų, savo bažnyčių, bažnyčios lieka uždaromos, su jom dingsta ir visas interjeras, lietuvių dailininkų kurti vitražai ar skulptūra. Labai reta kuri bažnyčia, kad lieka lietuviams tas, kas yra viduje ar pasiekia muziejus. Tai čia didelė problema ir skaudi problema. Ir ką aš dabar matau, tai yra lygiai taip pat yra daugybė individualių pastangų ir kaip, mėgstama čia sakyti, bajų rinkti lėšas, kad išlaikyti tas vietas. Ir mano svajonė yra, kad Amerikoje būtų bent jau ryškiausi objektai surinkti į kažkokį tai lietuviškos architektūros kultūros kelią.
Stop juostos kūrybinė grupė ryt išvyksta į Torontą, Kanadą. O mūsų laidos laikas tikrai atskubėjo į pabaigą. Aš Raminta Ir Vilkienė. aš Algis Kaunelis. Ir aš Vaidas Petrulis. Sakom jums šį rytą sudie iki ateinančio sekmadienio. Sudėl. Detroito visų tautų radijo stotis nuo 1985 programas transliuoja net 15 pasaulio kalbų. Eteris veja eterį. Po lietuviškos valandėlės sveikinsimės lenkiškai. Witamy Orczelej. Okay, now you can breathe. Jūs atšventėte daugiau nei 93 Lenkų varjetė gyvavimo metus. Galite prisistatyti. Bet įkūriau ne aš. Sveiki prisijungę prie radio stoties Polish Varietės. Iš viso Jungtinėse valstijose yra apie 10 milijonų žmonių tvirtinančių, kad yra Lenkų kilmės. Mes visada žavimės kolegomis vedančiais lietuvišką laidą. Už jų triūsą šeimos ir lietuvių bendruomenės labui. Jie didžiuojasi savo kilme ir domisi, kas vyksta Lietuvoje. Raminta Vilkienė trečiabangė lietuvė klaipėdietė, studijavusi Kaune, vėliau Vilniuje. Prieš 25 metus laimėjusi žalią kortą, kaip ir dauguma lietuvių, planavo vykti į Čikagą, bet apsistojo Detroite. Studijavau kaip tik tuo metu, kai Lietuvoj buvo lūžis ir